vos mūsų irgi neapskemino. Atvykom į savo viešbutuką. Ar rimtai čia? Sveiki, pradedu vėl naują video filmuoti. Tai šį kartą sveikinuosi iš Atėnų, atvykom paatostogauti šiek tiek. Tai sakau, kaipgi aš nenufilmuosiu video jums. Tai tikiuosi, kad gausis, nes vėl nauja tokia patirtis yra filmuoti užsienį. Ir nežinau, kaip čia pavyks viską sudėlioti, bet labai stengsiuosi. Dabar yra apie 8 vakaro, tai šiandien jau nieko daug kaip ir neveiksim. Tiesiog pirmiausiai eisim susirasti apgyvendinimą, kur esam apsistoję, ir tada jau reikėtų šiaip iki parduotuvės nueiti, kad nusipirkti, atsigerti ir tokių pagrindinių dalykų, kad turėti ir nepritrūkti. Tai reikės dar parduotuvės susirasti, nuo žodžio. Šiuo momentu tokie planai ir yra nueiti, pasidėti daiktus ir nuvaryti parduotuvę, o jeigu pakeliui rasim kokią parduotuvę, tai gal iš karto ir užsuksime ją, nes kaip ir čia Arminas sakė, kad iki 9 kitos parduotuvės dirba, tai kai dar nieko nežinom, tai nesinori rizikuoti, tai žodžiu, dabar varom. Atvykom į savo viešbutuką. Šiaip tikėjomės, kad jisai nebus kažkoks įspūdingas, bet negalvom, kad jis ant tiek mažas. Tai realiai yra, čia dabar mūsų daiktai atrodo labai netvarkingi, bet realiai įeini, tik tais lova, va tokia kaip ir spintelė pasikabinti ir panašiai. Šaldytuviukas mini, dar arbatinukas yra, tai labai gerai ir... Oi, vos nenugriuvau. Ir tiesiog va toks tualetas ir dušas ir tiesiog čia visa tokia patalpa. Bet faktas, mes ir žiūrėjom, kad būtų kuo pigesnis, nes mes labai nedaug būnam tarp tų viešbutukų visų ir mes visą dieną tiesiog visada, kur tik benuvarom, gastroliuojam, jeigu galima tai pasakyti. Tai ir nenorėjom pernelyg brangaus ir imti, bet sakau, įsivaizdavau, kad šiek tiek gal bus didesnis jisai. Tai žodžiai, parduotuvę dar nebuvom nuėję, nes nelabai kažką tokio ir matėm, nes norėjom kažkokią didesnę, ten tų tokių mažyčių buvo, bet eisim vis tiek ieškoti didesnės ir dabar tiesiog biškai išsidedam daiktus, einam nusipirkti būtiniausią vandenuką ir tikriausiai jau susitiksim rytoj, nes jau yra be 15:09, tai esam beprotiškai pavargę, nes kelionė užsitęsė, kadangi buvo skrydis iš Vilniaus, tai iš namų išėjom po 8:10 iš ryto. Tai važiavom su traukiniu ir vis tiek, kai su viešuoju transportu važiuoti, nebesusiderinsi taip, kad būtų jau tip-top viskas. Tai žodžiu, sakau, nuo 8 išėjom ir dabar daugiau nei 12 valandų buvom tiesiog taip kelyje. Tikrai esam pavargę ir jaučiasi tas toks nuovargiukas. Tai eisim šiandien tiesiog ilsėtis, o rytoj nauja diena, būsiu pailsėjęs ir susitiksim ryt. Labas rytas, mes jau pabudom, tai šiandien atsikėlėm labai anksti, buvom nusistatę žadintuvus, kad ant 8 atsikelt, bet be 5-7 prabudom, tai dabar yra apie 8:30 gal, ne, jau be 5:09, tai šiek tiek ilgiau užtrukom, nei tikėjausi, kol rašiausi aš. Tai žodžiu, dabar lėkiam kažkur ieškoti papusryčiauti, nes sekmadieniais parduotuvės nedirba, tai ir vakar nieko nelabai radom ką nusipirkti ir šiandien pusryčiam norisi tada jau greitai kažką užkasti, o neturėjom, tai jau esam alkani, tai reikia ieškoti kažkokios vietelės pavalgyti. Nežinau, valgysim normalų maistą ar tiesiog kažkokias bandelės. Bandelių irgi neatsisakyčiau. Pusryčių ieškojom gal kokį 10 minučių, jeigu nedaugiau, tai ir tai nelabai ką gero radom, nes kažkaip visada būna taip, kai yra tas pirmas rytas, tai ypač su pusryčiais sunku atrasti, ko norisi, nes keletą vietų turėjom nusižiūrėję, bet jos dar nedirba, kadangi mes tokie ankstyvi, tai tiesiog, yra kaip yra, tai užsisakėm tiesiog tokį vieną restainį ir čia kažkokia kaip ir bandelė, pyragėlė, man atrodo, kad čia jų kažkokie firminiai yra. Tai kas faina, kad jie yra labai šilti, tikiuosi, kad jie bus labai ir skanus, nes jau kažkaip ir išalkau ir norisi jau kažką taip užkasti. Dar užsisakėm ir kavos, tai čia irgi yra, jau čia tai tikrai yra jų firminė ta kava, čia koks yra? Kažkokia šalta kapučino. Tai va šaltas kapučino, tai labai irgi įdomu paragauti va būtent šitą. Vieną ėmėm tiesiog šaltą tą kapučino, o kitą kapučino latę, kas yra keista, kad tai vadinasi. Tai
Mano, kaip visada, bus ta, kuri su grietinėlė. Duok, aš įsidėsiu. Čia palauk kažkokia apsauga. Čia va tokia va. Tai žodžiu, reikia ir paragauti. Šiaip galėjom cukraus paprašyti, nes šiaip žiauriai man yra ir stipri. Jo, tu paragauk, kaip pasakysi. Nu, bet šiaip Stipri, man ne? gerai tokia, bet man tai biškai šiaip trūksta. Matai, klausė, bet mes sakėm, kad ne. nes mes visur pripratę, bet cukraus. Jo, bet Šiaip kažkaip. nieko. Matai, čia mes pripratę su tais sirupais, tai, aš tiksliau, tai būna toks, saldesnis. Kitą kartą prašysi cukraus, nes man atrodo, kad išpradėsiu aš nuo tokios kavos. Ir Bet tiesiog labai šalta kapučino ir viskas įsirealiai. Nieko nesiskiria, kaip ir pas mus kažkas. O pas mane tai tų ledukų nėra. O gal ir yra, nežinau, bet Yra labai nepatogu sodas, gerti per tokią ta, mažytę. Ne? Aha, bet nebuvo kito. Pavalgėm tų bandelių. Tos bandelės ir buvo tos firminės, tai ten ta tokia didelė buvo Bugatsi vadinasi, ar kažkaip taip. Tai man asmeniškai jinai buvo tokia perriebinės, nežinau, man jinai nelabai patiko. Tai aš suvalgiau tik 20% tos bandelės. Tas toks riestainiukas, tai kaip riestainis patiko, šiaip nieko įspūdingo, bet ta prasme, kaip iš riestainių, tai nieko daug ir negalima tikėtis. Dabar baigiam gerti kavą ir varysim susiieškoti metro. Norim nusipirkti 5 dienų kortelę, kad su metro važinėti. Tai varysim dabar ten. Aš labai noriu nuvažiuoti į Plaką rajoną, tai ten tas pats centras berods yra, bet ten yra tikrai daug gražiau nei čia. Tai gal važiuosim jau paskui su metro iki to Plako rajono pasižvalgyti, kas ten gero, nes aš jau prisižiūrėjus vaizdų, tai ten tos ir visokios gatvelės gražios yra ir panašiai, tai norisi man jas pamatyti. Nusipirko metro bilietus, po 8,20 kainavo vienas, tai čia 5 dienom, tai manau, kad apsimoka. Šiaip mes dažniausiai vaikštydavom visur pėstute, bet kažkaip šį kartą nusprendėm, kad geriau pasinaudoti metro ir kuo daugiau aplankyti ten tų vietų, nes aš šiaip pėstute tai labai pavargsti, tai žodžiu, dabar, kaip ir minėjau, tas tikslas ir yra nuvažiuoti iki to rajono gražaus, tai bandysim nepasiklysti ir varyti. Mes tik dabar supratom, koks genialus dalykas yra šita kava, nes pradžiai, kai pradėjom gerti, jinai atrodė kaip ir stipri, bet kai pasiėmėm tą kavą iš kavinės ir tiesiog išėjom, ir dabar palaipsniui gurkšnojam, tai tie ledukai taip lėtai tirpsta ir ta kava nebūna nei per stipri, nei per silpna. Jo, bet man tai asmeniškai vis tiek, gal man trūksta tiesiog cukraus ir man tą skonį pakeistų, bet jo, Tai tikrai galima pasisalinam, gal dėl cukraus jo, bet tas stiprumas visada pats tas viskas labai tinka. Nors pradžioje atrodė, kad bus tikrai per stipri ir nebus įmanoma jos gerti, bet ir pastebėjom, kad ir mieste nemažai žmonių ją gurkšnoja, tai toks labai geras atsivėsinimo būdas. Ir tikrai labai gerai sugalvota. O dabar jau Arminas baigia išgurkšnoti mano kavą ir Mūsų kavą. Ir atvarėm į tą Plaką rajoną, kaip sakiau, tai man jau šitie vaizdai jau daug gražesni ir va kalnas, matai kalną? Aha. Tai irgi ėjom va per tokią va gatvelę dabar, tai man tokios siauros gatvelės labai patinka ir jos yra, man asmeniškai jos labai gražios, tai dabar jau galima pasimėgauti lėtais pasivaikščiojimais, nes kadangi esam ir jau pavalgę, pusryčiai, faktas, tie pusryčiai nebuvo jau tokie labai normalūs, bet šiaip jau sakau, esam pavalgę, atsigėrę, laimingi ir einam žiūrėti, ką gero čia pažiūrėti. Iškart jaučiasi tas toks, kad labai jau daug žmonių, bet irgi, sakau, tas vaibas labai jau fainas, tai visokių irgi parduotuvyčių ir panašiai. Irgi pliusas, nes čia dirba daug kas, o tarp kitų rajonų, kaip ir minėjau, sekmadieniais nedirba, tai jeigu kažką norisi nusipirkti, tai tikrai labai
faina užeiti ir pasižiūrėti, nes, nu, moterytės tai labai mėgsta ir magnetukų visokių yra. Bet čia jau po 3 eurus, šiaip mačiau, kitur po 2,50 yra, tai irgi reikės ieškoti, gal dar kažkur pigiau būtų, nes faktiškai, kai jau centras, tai nu ir tos kainos bus, tai reikės pasižiūrėti kažkur. Grįžom šiek tiek į kambariuką, pailsėti kokiam pusvalandukui, nes laukia yra labai labai karšta, dabar 32 laipsniai karščio, nors yra nu dar tik tais 12:30 ir mačiau iki 3-4 gal šiandien bus, bet šiaip, ką noriu irgi paminėti, kad kadangi yra aukšti pastatai ir yra daug pavėsio, tai to karščio nėra jau taip labai, kad jaučiasi, nebent jau nueini jau grinai kur ant saulės, tai ten tai jau belenkaip karšta ir iškart toks nuovargis pereina, bet šiaip tai ta šiluma labai labai faina ir tikrai negali skūstis, kai pas mus Lietuvoje tie orai tikrai mūsų nėra, kad labai lepintų. Šiaip tas Plaka rajonas labai patiko, nes nu, kadangi centras, tai labai daug turistų ir nu, tas toks vaibas labai fainas yra, tai žodžiu, dabar šiek tiek pailsėsim ir keliausim ieškoti, kur pavalgyti. Na va, atėjom papietauti, tai užsisakėm tradicinius graikų patiekalus iš mėsos. Visa šita lėkštė 2 žmonėms kainavo 25 eurų, tai kaip matot, čia yra belenkiek visko daug. Mes čia persivalgysim, bet man atrodo, kai už 25 eurus tai tikrai apsimoka ir labai gerai, kai yra visko, nes jeigu va kažką paragausi ir patiks, tai automatiškai gali paskui daugiau visko užsisakyti. Va būtent tos mėsytės visokios, tai nieko nelaukiam ir reikia eiti paragauti. Žiauriai prisivalgėm, realiai tai ten ta porcija skirta jaučiu kokiam 3 žmonėm. Na, nebent yra 2 vyrai, kurie yra labai pavalgus, nes mes tai ne viską suvalgėm, nes, nu, man tai ženkliai per daug buvo, aš ir taip jau stengiausi, kad kuo daugiau valgyt, kad, nu, nes nesinori labai jau daug palikti ir norėjusi visko paragauti, nes ten yra visko daug, tiesiog po truputį paragauti, bet kadangi visur mėsytė, tai labai nu, jau pripildė tą skrandį, bet šiaip buvo labai skanu, bet šiaip gal tikėjome šiek tiek kitaip, ne? Per daug buvom įsihaipinę, nes galbūt labai norėjom visko paragauti ir labai buvo smalsu, bet iš tikrųjų ne tai, kad nuvylė, bet gal visko per daug. Ir dabar tos mėsos atrodo atsivalgėm, o dar tų patiekalų liko ir neragautų. Tai, bet atrodo kažkaip jų nesinori net pagalvoti, bet tikimės, kad praeis kažkiek laiko ir vėl norėsis, gal ne šiandien, bet... Bet rytoj tai gal ir valgysim iš tikrųjų, nes ir šiaip gal labiau ir tikėjomės, kad gal šiek tiek kitaip bus nei pas mus, bet nu realiai ten ir tie iešmeliai tokie, tai grinai kaip pas mus ten kiaulienos, vištienos, šašlykas. Jo, labai primena tiesiog paprastus šašlykus. Jo, bet šiaip nesakom, kad neskanu, šiaip tikrai nu labai skanu, bet gal ir tikėjomės labiau kažkokio tokio graikiško. Ar kartuosim šitą didelę, tai tikriausiai nes jau labai prisivalgėm ir nu tikrai paskui vis tiek kam pirkti, nes vis tiek jau labai prisivalgėm ir dar to maisto nemažai paliko, tai jau geriau šiek tiek mažesnėm tom užsisakyti. Kaina tikrai gera, nes 25 eurai, tai sakau, 3 tikrai pavalgytum ir sočiai, manau. Tai kaip kalbėjom, Lietuvoje būtų, manau, kokie 40 eurų už tokią. Jo, juk nedaugiau. Ir tai tokia kaina jau būtų tarp tokių tikrai negero restoranų. Faktas, ir čia jisai nėra, tiesiog toks vietinis. Na, bet pagal atsiliekamus, tai jis labai geras atrodo, ir kaip turistų ganėtinai pamėgta vieta ir tas aptarnavimas malonus, viskas tikrai labai faina. Ir dar tokioje aikštėje visai vaizdingoje, tai ir tas vaizdas yra, tai nėra, kad labai jau kažkoks būtų. Jo, ir vietų labai daug, tai iš tikrųjų galima normaliai va tai pasėdėti. Tai žodžiu, užskaitom ir dabar lekiam į namus šiek tiek pusvalandukui atsikvėpti. Atvarėm dabar į Atėnų pagrindinę aikštę Monastarakį, ar kažkaip taip vadinasi, man su tais graikiškais pavadinimais visais nėra paprasta. Tai yra tikrai labai daug žmonių, bet ir labai faina, bet tas toks šurmulys. Tai irgi eisim tiesiog pasivaikščioti, pasižiūrėti, kas čia gero. Čia toks irgi yra nedidelis turgelis, bet čia yra labai iškeltos kainos. Tai nelabai ir kažką gal ir pirksim, bet tiesiog šiek tiek pasižvalgysim, kas čia gero. Bet tikrai tas šurmulys man tai labai patinka. Ir dar tik dabar pastebėjau, kad ten matosi iš šitos aikštės būnant šiek tiek Akropolio.
Esam labai pavargę, nes lipom į aukščiausią Atėnų kalną. Na, mums atrodo, kad jisai aukščiausias, bent jau taip prašė, tai iš tikrųjų galvojau, kad bus žymiai mažiau to lipimo, bet buvo labai daug ir kadangi 34 karščio kažkur yra, tai tikrai prakaitas bėgo ir dabar šiaip per kamerą nelabai matosi, bet esu visa raudona ir sakau, nu, visas kūnas limpa nuo to prakaito, tai, bet buvo labai verta, nes va čia šiek tiek palipom žemiau, bet ir tai yra labai gražus vaizdai visur. Aukščiau faktas yra gražiau, bet ten tiek daug žmonių, kad nelabai ir išėjo pafilmuoti, biškį pafilmavau, bet nu, patys matot, kiek ten daug žmonių ir tikrai negali jau labai gražių kadrų padaryti. Dar šiaip eidami į priekį matėm tokią kavinukę, tai jau sakėm, užlipę daug laiko nepraleisim, kad spėtumėm užsimti staliuką, nes buvo dar nemažai laisvų. Bet kai leidomės ir jau norėjom užeiti, pamatėm, kad visi tiesiog rezervuoti ir su gražiu vaizdu nėra tų staliukų, tai šiek tiek nuliūdau, nes, nu, jau žinot, moterytės jau šiek tiek įsivaizduoja, kaip kas vyksta, tai nieko, dabar gal kažkur mieste eisim kokios kavos, ne? Pasirodo, gudresnių už mus galvoje atsirado, kas greičiau užsirezervavo tas vietas visas. Tai jo, bet aš tik kažkaip manau, kad ten jau visada būna jos daug iš anksto užrezervuotas, nes kažkaip iš pradžių galvojau, kad kadangi dar saulė nenusileido, tai jau paskui bus tas, kad jau... Visas pats pikas žmonių. Jo, kad jau tie žmonės tada prisipildys. Atrodo, staliukų daug tuščių, bet visi rezervuoti ir realiai, jeigu buvo iš ko rinktis, tai buvo jau su pakankamai prastu vaizdu. Jo, o kadangi kainos irgi tikrai yra aukštas dėl to gražaus vaizdo, tai... Dėl vaizdo verta pamokėti, bet, bet dėl vaizdo, tai neverta tada. Tai žodžiu, dabar visi pavargę, lipsim dar... Dar atgal reikia nulipti. O kad įsivaizduot, kiek aukštai lipom, tai realiai 1 kilometrą užtrukom virš pusvalandžio nueit, kur šiaip per kiek mes per valandą nueidom kokius 5 kilometrus įprastai. Oi, aš nežinau su tais skaičiavimais, tai bet realiai, tikrai užtrukom, pavargom. Jo, nes labai statu buvo, tai kadangi mes ir įpratę vis tiek vaikščioti, bet jau mums buvo iššūkis čia kopti, tai žodžiu, dabar visi raudoni, prakaituoti, leidžiamės žemyn. Ir šiaip ką norėjau dar pasakyti, kad, kaip sakiau, kad mūsų rajonas yra labai netvarkingas, tai nenoriu, kad susidarytumėt klaidingą įspūdį ir kad pagalvotumėt, kad apskritai visi Atėnai tokie, tai tikrai ne. Realiai pats centras tai tikrai labai tvarkingas, realiai visur tikrai labai gražiai sutvarkyta ir visos gatvės, nei vienos šiukšlytės nėra ir šiaip labai gražus vaizdai visur, tai tikrai atrodo, kad net skirtingos šalys galėtum pasakyti, nes tikrai vadinasi, mes tikrai labai prastam rajone išsinuomavom ten tą kambariuką, bet ką padarysi, faktas, žiūrėjom, kad ir būtų kuo pigiau, nes realiai mes ten apie 1,5 valandos, neskaitant miego, tik ten praleidžiam, tai ir nesinori pernelyg permokėti, nes vis tiek tu ten labai ilgai nebūni. Bet kitą kartą vis tiek, kaip ir Arminas Berot sakė, kad galbūt rinktumėmės šiek tiek brangesnį vien dėl to komforto didesnio, nes tas kambariukas labai mažas ir visi daiktai tiesiog sudėti, bet atrodo, kad jie yra tiesiog sumesti į krūvą, nes net nėra kur pasidėti, bet sakau, šiaip kai už tokią kainą labai gerai, tai nežinau ar minėjau, bet sumokėjom 166 eurus už 5 naktis, tai tikrai čia virš 3 eurų gaunasi para, tai tikrai pigiau grybo. Na va, labai šviečia saulė, atvažiavom šiandien į Pirėją miestą, tai nuo mūsų, kur mes buvom apsistoję, tai tik 20 minučių su metro gaunasi iki čia atvažiuoti ir šiaip per fotkas mačiau, kad labai, toks kaip ir kurortinis miestelis, galima taip pavadinti jį ir turėtų būti labai gražu, nes Atėnuose vis tiek to toks labiau kaip miesto tas vaibas. Tai atvarėm ir va iš karto toks, nežinau, tik išlipom ir man atrodo, kad toks kaip kurortinio miestelio būna tas toks vaibukas. Pirma stotelė dabar bus mūsų iki Įlankos, reikės paeiti kažkur apie 20 minučių, tai galvojom pradžiai, kad įsėsim į dar vieną metro, bet nutarėm praseit geriau. Iš karto pamatėm tokią visai jaukią kavinukę, tai pasiėmėm kavos išsinešimui. Ėmėm vieną, nes čia jinai, kadangi labai ilgai gėrėsi, tai nutarėm, kad užteks vienos dabar. Ir šiaip čia buvo, kad mes ėmėm Fredo kapučino, bet kur labiau patiko ta, tai jinai kažkaip kitaip vadinasi. Pasirodo, praeitą kartą kažkaip susimaišėm, nes galvom, kad kadangi latė, tai galvom suputom, tai bus latė, nes ten kapučino latė, kaip ten buvo
Tai galvojom kažkaip, kad čia bus kapučino be putų, bet, nu, gavus tas priešingas variantas, nu, bet kaip nors. Jo, nes mums Ana labiau patiko, bet čia vėl jinai kitokia, dar ir šokoladą ant viršaus uždėjo, kas nėra blogai. Ir šiaip kaina labai gera, mes galvom, kad čia vis tiek toks kaip ir lyg ir kurortinis gal miestas, jo miestelis. Jo, tai galvom, kad gal ir kokie 5 pem kainuos ta kava, bet kainavo tik tais 2 pem. Kas tai... yra pigiau negu mes ten dar sumokėjom, jo, mes virš 3 mokėjom. Aha, bet jos biškai mažesnis, gal, nu tai žodžiu, eisim ragaut, kaip čia padarė. Atėjom prie prieplaukos, tai man asmeniškai prieplaukos labai visokius patinka, tai man jau iš karto nuotaika pakilo, bet čia labai jaučiasi, kad yra žymiai karščiau, nes nėra gal tokių ir aukštų pastatų ir panašiai, tai ta saulytė žiauriai kaitina, bet, nu, negali skūsti, šiaip faina tas karštis, bet, nu, jau norisi ieškoti pavėsio, tai ir čia radom palmę ir kad po ją pasifilmuot, nes labai net ašaras bėga būna nuo tos saulytės. Tai žodžiu, eisim dabar žiūrėti iš arčiau, gal kažkaip bus galima prieiti. Ir šiaip, kas dar man neįprasta buvo, va, kad va čia va taip grinai prie tos prieplaukos mašinos važinėja, bet to pačiu ir žmonės eina, tai reikėtų eiti jau labai atsargiai. Tai nutarėm, kad eisim biškai paieškoti, gal kur mašinos nevažinėja, ar bus, nu, tas kelias, kad jau grinai pėstiesiam. Gal tiesiog gražesnį prieimą rasim prie vandens, nes dabar taip kažkaip netradiciškai ta prieplauka ir prie pat mašinos čia stovi ir važinėja. Bet tu tiek normaliau šiaip aiškini, nei aš tokia išplaukus. Tuoj tave jau pradės labiau žiūrėti nei mane. Nusileidom va tais laiptukais ir radom čia prieėjimą, tai labai jau čia gražu yra ir sakau, nu man kadangi tos pakrantės labai patinka, visokios kur laivai ir panašiai, labai aš čia laiminga jaučiuosi ir toks grynas oras, toks, nu jau grinai kaip tas kurortinis miestas, nes Atėnuose tai taip, nu nėra jau tokio ten to vaibo vadinamo, tai čia man atrodo mes grįšim dar kartą, nes ir su metro labai tikrai patogu nuvažiuoti, tai sakau, ten per 20 minučių sėdi ir nuvarai, tai tas pats relikas nuo mūsų vietos iki Atėnų centrų, nu labai panašiai, tai nu žiūrėsim, ar dar ne kokius 2 kartus čia grįšim. Apskritai, kur eini, ten čia antiek visur viskas gražu, tai ten ir kalnai matosi, čia ir ta prieplauka, nu aš apie prieplauką tikrai daug šnekėsiu, nes man tikrai labai gražu. Čia yra, labai gailiuosi, kad vakar nenuvarėm čia, bet nieko dar yra tų dienų ir to laiko, tai dar bus tikrai nemažai progų grįžti, o ir šiaip jeigu kažkur labai patinka, visada gali vėl iš naujo atvažiuoti po metų, kad ir ar po kelių, nes vis tiek, jeigu iškart važiuoji į tą pačią vietą, vis tiek norisi kažkur į naujas vietas, bet šiaip sakau, nu, geras tas jausmas, kai pagalvoji, kad visada gali grįžti ten, kur tu labai nori. Na, nieko, kaip matot, graikiško labai čia neinam ieškoti, bet labai jau norisi valgyti. Tai sakom, o, bet čia kaip tuščia visur. Šiaip aš jau įsivaizduoju, kad aš noriu tortilijos, Arminas kaip ir irgi sakė, ne? Aš nieko neįsivaizduoju. Jis kaip visada nieko neįsivaizduoja. Aš nuspręsiu pagal nuotraukas. Pasižiūrėsiu, man kiek skiriasi Kauno KFC ir čia, nes šiaip mes kartais būname ir ten nusisakom, nes jau toks, kai norisi kažką jau pačytinti, tai man KFC būtent tortilijos ir ten vienas burgeris yra, kur irgi labai skanus. Tai man jau toks, nu jau čytas geras tada ten būna. Blemba, nežinau. Ką žinau, man... Paprastas Cezario su chicken nuggetsais.
Aš gal tortilijos. Tortilijos? Jo. Man tos salotos, žinai, atrodo nelabai, kad, pridėta visokių tų padažų. Aš manau, kad reikėtų eiti į vidų, nes, labai tušnekas. Uždara labai. Jo, nes visi realiai atrodo, kad jau taip ganėtinai ant saulės, o tikrai, faktas, ta saulytė labai faina, bet kai jos per daug, tai irgi gal biškai reikėtų pasisaugot. Tai va, užsisakėm ir dabar lauksim ir eisim lyginti, ar čia kažkom skiriasi ar ne. O šiaip kaip kainos? Man atrodo tokios pat, ne? Labai panašios. Kažkas. Jo, labai panašios kaip ir pas mus. 9 eurų, už 2 tortilijas ir dar kažkaip. Ir kola. Ai, kola. Jo. Na va, pavalgėm, tai nebuvo, kad labai jau prisivalgėm, bet ir nenorėjom ten labai jau tokio nesveiko maisto prisivalgyti, nes vis tiek, kai ir prieš tai dienas valgėm, tai nesinori tų skrandžių tiek apkraut. Tai ir šiaip vos mūsų irgi, kaip čia pasakyti, neapskemino. Jo, dabar, kol valgėm, susidūrėm su skemu. Tiesiog irgi priėjo kažkoks gaikas vietinis ir ant stalo pridėjo pakabutį ten kažkokį krikščionišką. Jo, ten rakto pakabukas. Ir kažkur išėjo ir mes tik bandom spėlioti, ar iš rimtai dovanų ar ne, nes keista, atrodo, paliko, padėjo ir išėjo. Aš dar pasakiau, kad mes nenorim, bet jisai tiesiog paliko, numojo ranką ir paliko. Ir vėliau, bevalgant po kažkiek laiko, jis vėl pasirodė ir tiesiog paėmė tą pakabutį, nes pamatė, kad mes ant stalo nieko palikom, jo tiesiog nejudinom. Tai jo, o kiti žmonės, sakė, kad paėmė. Jo, mačiau fone, kažkas paėmė ir įsidėjo turbūt į krepšį. Ir jau paskui nurodo, kad vos ne taip, kad susimokėk. Tai čia panašiai buvom susidūrę jau ir su skemu, kai buvom Alicantėje ir kas pasirodo, kad ten jau labai tradicinis skemas, bet aš kadangi nelabai buvau susidūręs tokiais dalykais, tai irgi tiesiog vaikščiojom prie jūros ir irgi atėjo žmogus ir vos ne taip, kad iškart pradėjo man ant rankos tiesiog apyrankę kažkokią mauti, tipo, oi, čia dovanų. Aš galvoju, gerai, jei dovanų, tai paims. Jo, bet paskui aiva draugai, mamai jo. Visai giminiai išdalino jis man ten dovanų. Bet kas svarbiausia, kad tu ten net nespėjai sureaguoti, nes realiai jisai priėjo iškart, ima Armino ranką ir jisai jau ten deda tą apyrankę. Jo, aš ten užsidėjau apyrankę, man į rankas prikrovė. Jau visas laimingas dovanas. O dovanų, aš galvoju, gerai, bus atsiminimų, suvenyrai, viskas. Ir paskui sako, gerai, aš tau daviau dovanų ir dabar tu man duok dovanų, tipo susimokėjo kažką. Tai tas Kaune nereikia, visus aš tas apyrankės atgal atidaviau ir taip ir praslydom, bet paskui teko girdėti, kad čia jau tradicinis skemas, jau jie taip tiesiog žmonės yra apgaudinėję. Jo, bet kol nesusiduri, tai kažkaip ir tau sunku sureaguoti ir panašiai, o čia iš viso vėl kitaip jie skemina, tiesiog atėjo be žodžių, padėjo tą rakto pakabuką ir nuėjo ir tu žinok, ten ar jisai sugrįž dabar, ar rimtai čia. Va, gavom sveikinimų į Lietuvą iš Graikijos nusiųsim. Pirmą kartą realiai kažkas va taip sureagavo, tai net nejauko paliko, o dabar lėkiam ieškoti suvenyrų, tai kažkokių gal magnetukų norisi pasižiūrėti, kad va iš šito miestelio pervežti. Ir tiek, einam ieškoti, nes šiaip prieš tai jau ieškojom, bet neradom, nes kažkaip buvom įsukę į vieną gatvelę, kur turėjo būti, bet ten visiškai tiesiog ten visokios rūbų parduotuvės ir panašiai, kosmetika, tai ten nebuvo. Tai dabar jau atrodo, kad jau suradai, ne? Jau atrodo pavyko ir... Tikėkimės, kad pavyko. Ir dabar ta pati kaitra turėtų būti, bet kažkaip saulė pasislėpė, tai nėra labai karšta. Žiauriai gerai, kaip pavėsis ir va šiaip KFC įėjom į vidų, tai iš karto toks nuo tų kondiškių taip vėsų ir taip gera, tai dabar vėl prisikrovėm jėgų ir toliau varom žiūrėti. Na va, radomės tą gatvelę, bet šiaip aš kalbau, kad čia bus gatvelė, bet Arminas sako, kad čia yra tik tais viena parduotuvė, tai tų magnetukų nėra labai daug, dar ten viduj kažkokie tai suvenyrai yra, bet ir buvo ką tik žiauriai nejauku, nes labai žiūrėjo, kur tai tiek dabar eisim rinktis. Suvenyrų pasirinkimas čia nebuvo labai jau platus, bet nusipirkom vis tiek lauktuvėm porą magnetukų ir savo žinoma. Ir dabar jau lėksim atgal iki savo gyvenamosios vietos šiek tiek pailsėti, o paskui jau vėl žiūrėsim, ką čia veikti. Šiaip apibendrinant, tai šitas miestas mums labai abiems tikrai paliko gerą įspūdį, nes sakau, čia toks kaip ir kurortinis jaučiasi ir toks visai kitokia atmosfera nei pačiuose Atėnuose. Rytoj galvojam čia sugrįžti valgyti pusryčių, nes jau nusižiūrėjom tokią gražią visai vietelę
kur yra grinai jau prie tos pakrantės, tai tikrai vaizdas pasakiškas ir kainos tikrai ganėtinai adekvačios, lyginant kokį tu gražų vaizdą matai. Tai rytoj čia sugrįšim, o dabar ties čia šitą video ir baigsiu. Sekančią kelionės dalį matysit greičiausiai kitam video, nes planuoju filmuoti dar vieną. Tai susitiksim tarp sekančio. Tradiciškai turiu labai didelį ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paprenumeruoti mano kanalą, palaikinti šitą video, palikti kokį komentarą ir iki greito.